Na, o dabar, mėlyjeji, mes atėjome, tai ką sakiau, kad diskusijos yra labai daug ir tikrai norisi pasidalinti, kad žindymui painiavos tikrai neįneša buteliukai ir čiulptukai. Jeigu mes turime labai puikios informacijos, tai pirmiausia, ką noriu pasakyti, kad čiulptukai ir buteliukai sukelia daug diskusijų, ne tik tarp jūsų tėvų, bet ir specialistų. Ką svarbu suprasti, kad jie nėra nei savaime geri, nei be abejo blogi, tai tiesiog priemonė yra sukurta kūdikio priežiūrai. Ir kai renkamės čiulptuką ar buteliuką, svarbiausia remtis ne nuomonėmis, ar tai reklama, kurią mes matome įvairiai, o mokslo įrodymais. Taip pat verta jums priminti, kad ne visiems kūdikiams jų reikia nuo pat pirmų gyvenimo dienų, svarbu atsižvelgti į jų individualius poreikius ir tai daryti netrikdant žindymo. Ir pati svarbiausia jums žinutė, kad turi būti kokybė, tiek buteliukuose, tiek čiulptukuose, aišku, didelis saugumas pasižymėti turi priemonė ir be abejo moksliškai pagrįstais pasirinkimais. Tada bus puiku. Toliau tiesa apie čiulptukus. Yra vyraujanti labai įvairiai, tai ką aš norėčiau pasakyti jums, kad renkantis čiulptuką vertėtų atkreipti dėmesį į pačius pagrindinius kriterijus, tai yra į formą, kuri gali būti apvali, simetrinė arba ortodontinė, be abejo į medžiagą, tai yra silikonas arba lateksas, taip pat į dydį, kad čiulptukai yra klasifikuojami pagal amžių, na, labai svarbu į saugumą, o svarbiausia į mokslo pagrįstumą. Tai ar čiulptukas yra sukurtas taip, kad būtų naudingas kūdikio raidai? Na, trumpai norėčiau apie medžiagą paminėti. Tai yra kalbant, kai jeigu čiulptukai yra pagaminti iš silikono, jis turi pasižymėti aukštą kokybę, be abejo turi būti sertifikuotas, tai yra medicinis silikonas, nes yra dirbtino silikono ir biologiškai labai suderintas, be abejo chemiškai neutralus, turi būti patvarus, tai kas būdinga silikonui, ir higieniškas, be abejo atsparus aukštai temperatūrai, lengvai valomas. Taigi, tinka pirmam pasirinkimui, nes silikonas tai ta medžiaga, kuri neturi skonio ir kvapo, todėl kūdikiui sukelia mažiau neįprastų pojūčių. Kalbant apie lateksą, lateksas tai yra natūrali medžiaga, tai yra kaučiukas, jo savybės yra kitokios, jis yra minkštesnis, be abejo jis yra elastingesnis, bet jis reiklesnis priežiūrai, greičiau dėvisi, jautrus be abejo saulės poveikiui, vadinamas higroskopiškas. Ką tai reiškia? Tai yra sugeria drėgmę ir reikalauja dažnesnio keitimo. Ir dar viena labai svarbi savybė, kad esant alergija lateksui, be abejo, tėveliai turi pasirinkti silikoną. Nes natūraliam kaučiuke dominuoja įvairūs baltymai ir kai kurie gali jautrinti. Na ir svarbiausia jums visiems žinutė priminimo, kad sveika šypsena turi prasidėti nuo pirmų dienų. Toliau, kalbant apie čiulptukų formas, nuo pat gimimo galima rinktis įvairias formas. Na, šiek tiek galima apibūdinti kiekvieną formą, apvali forma, kuo jinai svarbi, kad jinai daugiau galbūt imituoja mamos spenelį, yra patogesnė, ypač naujagimiams, bet šiandien yra ir inovatyvesnės formos, vientisos tokios konstrukcijos apvalios formos, jos daugiau užtikrina didesnį saugumą ir higieną, ypač labai tinka neišnešiotėms, nes padeda skatinti čiulpimo įgūdžius. Vat kaip tik aš noriu jūs, kaip matot ir nuotraukoje, aš taip pat noriu jums ir savo rankose pademonstruoti, ir vat jeigu čiulpimas yra silpnesnis, tai suaugęs asmuo savo piršto pagalba gali į tą ertmę įdėti ir šiek tiek paaktyvinti, kad tas mažylis gebėtų tą čiulpimo reflekso įgūdžius lengvai vystyti. Kalbant apie lašo, mažiau, reiškia, jis yra simetriškas ir mažiau spaudžia gomurį nei apvali.
Na ir nuo gimimo, ypač dygstant dantukams, pritaikyta natūraliam sąkandžiui ir žandikaulio raidai yra ortodontinė forma. Kalbant, tiesiog išskiriant apvalią ir lašo formos, yra mažiau, jos yra palankios burnytės vystymosi ir žandikaulio raidai, todėl jų naudojimą reikėtų vertinti labai atsakingai, jeigu jūs pasirinksite, nes dažniausiai jas rekomenduoja iki 6 mėnesių amžiaus. Nes kaip ir girdėjote, kad nuo pusės metų prasideda dantukų dygimas ir labai norėčiau jums svarbią žinutę pateikti, kad čiulptuko forma yra itin svarbi kūdikio burnytės vystymosi ir be abejo sąkandžiui. Na ir dar skirti plastikinę dalį turi būti be bisfenolio, tai kas yra siejama su plastika. Ir neturėtų taip pat dominuoti ir kitos kenksmingos plastikinės medžiagos, tokie kaip ftalatai, nes jie yra kaip minkštinamoji priemonė, kuriant čiulptukus. Na ir pasakysiu vieną labai svarbų sakinį, kad stebėkite, kaip kūdikis jį moka priimti, tai bus pats geriausias rodiklis, kuris jam pritinka. Šiandien turime čiulptukus, kurie gali papildyti ir geresnę kūdikio raidą. Tai pavyzdžiui yra sukurtas čiulptukas, kuris turi užpatentuotą unikalią oro kanalą, kuris būtent mažina spaudimą gomuriui. Tai jūs ir matote šioje iliustracijoje. Jis yra labai svarbus tuo, kad jis apsaugo nuo sąkandžio rizikos ir palaiko taisyklingą burnytės vystymąsi, nes būtent suteikia galimybę liežuvio padėčiai gerai išsilaikyti. Ir nepamirškite, kad svarbu nepamiršti, kad čiulptukas tampa problema tik tada, kai jis netinkamai naudojamas arba per ilgai naudojamas. Kaip ir pirštas mažylio esantis burnos ertmėje, jis gali neigiamai veikti žandikaulio raidą ir taip pat dantukų dygimą ir įgauti priklausomybę vėlesniam amžiui, ne tik kūdikystės laikotarpį, bet praktikoje stebime, kad šeimos susiduria su sunkumais, jeigu pirštas gyvena nuo pirmų dienų, tai jisai gyvena ir vyresniuose amžiuose, ir 6-mečiuose, ir net paauglystės laikotarpyje. Tai labai aktualu mokėti kiekvieną situaciją įvertinti ir pasirinkti tai, kas yra saugu. Ir norėčiau, kalbant apie čiulptukus, pagrįsti tą tiesą, kokie yra patarimai, kad visada siūlykite tik įsitvirtinus žindymui, be abejo rinkitės pagal kūdikio amžių ir stebėkite, kaip jis priima kiekvieną čiulptuką. Reikia keisti čiulptukus maždaug kas 4-6 savaitės, arba jeigu pastebėjot, kad jis yra pažeistas, aišku, pirmumo požiūrį turime visada rinkitės į ortodontinės formos čiulptuką, venkite ilgo naudojimo, taip pat labai norėtųsi, kad būtų atsisakyta čiulptukų iki 2 metų, taip pat visada įsitikinkite, nes tai turi labai didelę reikšmę, jo kita dalis, plastikinė dalis arba vientisa, tai yra kvėpavimo angos, ar tikrai siejama su saugumu, taip pat nenaudokite čiulptuko, kai kūdikis miega visą naktį, to būdu mes apsaugosime ir mažinsime dantų problemų riziką. Ir labai svarbu rinktis sertifikuotus gaminius iš kokybiškų medžiagų, kad plastika būtų be bisfenolių. Na ir inovatyvus plastikos šiandien yra atsakas, kuris turi teigiamą poveikį, tikrai jame nedominuoja bisfenolio, tai yra tritanas, taip kad yra tokių gamintojų, kurie šiandien žiūri tą saugią vaiko priežiūrą ir jo raidą. Tai tikrai yra puikia alternatyva ir jums tą pasirinkti. Dabar pakalbėkime trumpai ir apie buteliukus kaip pagalbininkus. Buteliukų yra keletas tipų, kuris turi didesnę įtaką. Tai galima tiesiog sakyti, kad buteliukai pasižymi ir pagal medžiagą, tai yra gaminami iš stiklo ir plastikos. Taip pat galime įvertinti pagal jo funkcionalumą. Tai
vėl susijęme su sėkmingo žindymo tęstinumu. Tai pirmiausia, gal noriu pasakyti apie stiklą. Tai be abejo stiklas tai yra kaip natūralus, lygus, neporėta, tai yra tanki medžiaga, higieniškas. Aišku, turi tokį silpną savybę, kad yra sunkesnis, bet yra siejamas su vaiko saugumu. Niekada nepaliksite maitintis kūdikiui be priežiūros. Na ir dūžta. Be abejo, stiklas nesugeria kvapų ir savo lygumu nesuteikia bakterijoms, daugintis, mažiau išlieka, ant paviršiaus, jis yra higieniškas, atsparus sterilizavimui ir, aišku, pakelia aukštą temperatūrą, ypač staigesniems temperatūriniams pokyčiams. Labiausiai tinkantis buteliukas, kuris yra pagamintas iš borosilikato stiklo. Na ir aišku, nepamirškime, kad reikia rinktis tokius, kurie turi ir tą tvarumą, tai yra gamtai yra labai priimtinas. Kalbant apie plastikinį buteliuką arba iš plastiko, kokią plastikinę medžiagos dalį turi, kad jis yra lengvesnis, jis yra patogus, jis labiau tinka kelionių metu, bet jis greitai dėvisi, braižosi ir be abejo didėja išsiskyrimo rizika mikroplastikai, tai dažniau juos reikia keisti. Tai dabar atsakymas, kurį reikėtų pasirinkti. Tai būtų toks labai mediciniškas teiginys, kad namuose vyrautų stiklinis buteliukas, o keliaujant patogumui gebėtų pasirinkti lengvesnį, tai yra plastikinį buteliuką. Kalbant apie funkcijas, kai kurie gamintojai, būtent amerikiečiai, daug dėmesio skiria Dr. Braun linijos, jie turi plačių kaklelių, tai yra, kad vis dėlto nepamirštume, kad sėkmingą žindymą reikia mokėti lydėti ir gali labai daug prisidėti plačių kaklelių sukurti, buteliukai. Na, jeigu mama nežindo ir nemaitina kūdikio visiškai krūtimi, tada geriau reikėtų rinkti siaurakaklius buteliukus, kaip ir dar vienas yra labai svarbus atsakas standartinis, paprastas ar soro sistema. Tai visada mokėkime labai gerai pasirinkti tinkamą modelį, kad jis suteiktų didelę galimybę vaikui sveikai augti, tai rinkitės buteliukus tokius, kurie temperatūros pokyčiams labiau atsparūs, kaip ir minėjau, iš borosilikato daugiau pagaminti, na ir plastikoje neturi dominuoti be abejo, tų medžiagų, kurios yra visada žymimos bisfenoliai, tai tikrai jie visiškai bisfenoliai nereikalingi, nes jie kelia daug problemų. Ir be abejo, dar viena labai svarbi informacija, kad rinkite žinduką pagal maitinimo būdą ir tėkmę ir amžių. Tada turėsite sveiką vaiko raidą ir tikrai bus visiškai tinkami prie sėkmingo žindymo. Kalbant, kuogi ypatingas tas buteliukas su vidinio oro cirkuliacinė sistema, tai tiesiog jūs galite labai gražiai pamatyti ir kadangi ventiliacinis vamzdelis yra buteliuko viduje, nes oras pirmiausia patenka per buteliuką, per ventiliacinį vamzdelį nukeliauja iki dugno, nepatenka į pieną, tas yra labai aktualu, be abejo, apsaugo nuo vakuumo susidarimo, burbuliukų ir žinduko susitraukimo. Na ir pienas iš tokio buteliuko modelio teka tolygiai, kūdikis valgo patogiai ir natūraliai, tai yra labai naudinga sveikatai ir artima žindymui. Ir dėl to amerikiečiai, tai yra šeimos susilaukusios kūdikio daugiau nei 20 metų, renkasi tuos buteliukus, kurie turi vidinę oro cirkuliacinę sistemą, nes klinikiniais tyrimais yra patvirtintas jų veiksmingumas, tai yra mažina kolikas, pilvo, pūtimus ir atpilinėjimus, taip pat išsaugo vitaminus, nes tai yra labai aktualu, kad pieno sudėtis būtų kokybiška, nes vitaminai reaguodami su oru, tai yra su deguonimi oksiduojasi, reiškia, kad jis chemiškai kinta ir praranda visas gerąsias savo savybės, o pilnavertiškumas maistas yra labai svarbus kūdikio brandai, gerina virškinimą ir kūdikio miegą.
Ir tos studijos yra atliktos, reiškia, kas liečia pilvo pūtimus, yra atlikta Indianos universitete Amerikoje. Taip pat yra ir Europoje, Jungtinėje karalystėje 2010 metais, 2017 metais ir tikrai Jungtinės karalystės medikai pasisako kaip ir tėvai už tuos veiksmingus buteliukus, kurie turi didelį įtaką į vaiko sveikatą. Na ir kaip ir numeris 1, pediatrai, sveikatos srities visi specialistai rekomenduoja, kaip ir minėjau, Jungtinėje karalystėje ir Amerikoje šios buteliukus. Taip, kad klinikinės studijos yra labai svarbios ir duoda puikias alternatyvas, kad mokėtume nepasimesti tarp įvairovės, tarp gausos. Ir visada žinokit, populiarumas ar reklama ne visada atspindi tai, kas yra geriausia vaikui, tik mokslo pagrįsti sprendimai padeda užtikrinti sveiką kūdikio raidą. Tai būkite budrus, mokėkite pasirinkti, kad jūsų mažyliai augtų sveikai ir jų raida būtų ypatingai brandi.